Viktoras Rinkevičius, irgi miško savininkas, sodininkas, medžiotojas, ūkininkas. Šiaip jau neprastas ir nepaprastas žmogus, valdančiosios partijos pirmininko pavaduotojas. Tai kviesdamas į tribūną aš vis tiek jūsų klausiu, tai kada tą palaikysit Andrėjaus komiteto iniciatyvą? Viktorai, prašom. Labą dieną, mėly miškininkai. Malonu man kaip miško savininkui būti kartu su jumis tokioj malonioj draugijai ir pasveikinti jūs su jūsų renginiu, suvažiavimu, su jūsų darbo aptarimu ir problemu ir kartu su švente ir su ateinančiais naujais metais. Iš tiesų, man atvirai pasakęs, miške būti žymiai maloniau, jaučiu didžiulę palaimą negu Seime. Tai 1000 kartų aš geriau jaučiuosi miške negu Seime. Ką darysi, toks gyvenimas. Tai miškas, bet iš tikrųjų miškas, kaip Andrėjus kalbėjo, turi duoti ir ekonominę, ir dvasinę naudą, ir sveikatą. Kartais pas mums toj politikoje dėja, mes sumaišom, mes norim tik tais, gražėtis mišku, bet užmirštum, kad nori to dar ir valgyti noris, o kad norit valgyti, reikia turėti pinigų, iš ką tą maistą nusipirkti. Ir dabartinė, nors ministras ir mūsų kaip ir šiandien atleistas buvęs, tai aš kaip tai ir labai dėl to ir ašaros nenubraukiau, kaip matyti nenubrauksiu. Vis tiek tą mūsų politiką reikia turėti ir stuburą, reikia turėti tvirtą nuomonę, racionalią nuomonę, kad turi būti, aišku, ir tų saugomų teritorijų, bet mes turim, mano požiūrių, turbūt per daug, norai yra geri, tas nėra blogai, tas yra, bet reikia žinoti ir savo galimybės. Kadangi esu Seimo biudžeto komitete, svarstėm biudžetą, atėjo aplinkos ministerijos viceministras, duokit pinigų, mums trūksta, duokit pinigų saugom teritorijom, tam. Jis sako, tai kad jūs viską darot, kad tų pinigų būtų mažiau biudžeto surinkama, o prašot duokit daugiau, tai iš kur paimti? Melsis į Dievą, gal Dieve padėk, gal čia mums nuleis, bet kad taip nebūna, galim tik tai sveikatos Dievo paprašyti ar už artimųjų ten šitą vėlės pasimelst. Tai iš tikrųjų būkim racionalūs, mylėkim mišką kartu ir galvokim, kad jis turi duoti ir mums naudą. Ir iš tikrųjų čia yra ir aplinkos ministerijos turbūt miškininkų atstovų, tai ta biurokratija man kaip miško savininkui, pavyzdžiui, aš ne visada esu pasinaudojęs, bet labai mažai parama ten miško atkūrimui ir taip toliau. Kadangi paskaičiuoju tą biurokratiją, kiek ten ataskaitų, kiek ten visokios kitų dalykų, tai geriau pasidėti tą mišką savo, o dabar gal kokie 5 miškeliai mano su vaikais sodinti. Dabar jau dabar gražu, ten grybaut gali, ten gyvena paukšteliai žvėreliai, aišku, kad hektarą, pusantro tokios galulaukės, visokios nepatogios vietos. Kažkada prieš 20 metų, 15, 35 užsadinom pušatinį būtin, birželiais, dabar labai malonu. Ir pačiam pabūti, ir šiaip tai, ir gamtai, ir kažkada tai bus, aišku, ir turbūt galim jau kai ką reikia retinti ir pasigaminti, ir ne tik malkų, bet ir jau popiermedžiai išeina ir šitą ir tą. Tai kągi, bet aišku, jūs problemą žinot geriau už mane savo, tai aš tikrai esu vienmintis ir pritariu ir visiškai džiaugiuosi jūsų organizacijos aktyvia veikla, Algio Gaižučio, dažnai sutinkam Seime. Jis ateina savo, su savo asociacija, su miškininkų problema ir aišku, aš tiesiogiai ne tam komitete, aš irgi visiškai pritariu tam 5% čia buvo irgi klaida, bet, žinot, politikoje kartais lemia neracionalus protas, kažkieno ambicijos ar vėl kitokie dalykai. Tikiuosi, aš irgi esu kalbėjęs keletą kartų ir su premjeru, ir su ministru. Taip pritarė visi, bet kai reikia daryti kažkaip, taip ir tas laikas eina, tie darbai, aš tikiu, kad pavyksta padaryti. Tai kiek suprantu, biudžeto ir finansų komitetas vienareikšmiškai tą palaikys kaimo reikalų komiteto iniciatyvą, tiesiog reikia dabar susitart, kuriuo metu pateiksit Kęstučiui Mažeikai. Mažeika pritarė, aš su juo irgi esu kalbėjęs. Tai klausykit, problemos kaip ir nėra. Bet, kadangi visi finansiniai dalykai yra procedūrinės, tos kaip kas kur turi eiti per finansų ministeriją ir, reiškia, turim gauti finansų ministerijos nuomonę.
paprastai ta nuomonė visada neigiama, tada, jeigu ta neigiama, tada labai jau sudėtingos, vėl procedūros susidaro daug sudėtingesnės. Nu kągi, bet vis tiek, nepaisant tų visų kliūčių, aš manau, kad pavyksta išspręsti ir tą panaikinti. Na ir iš tiesų apie miško mūsų resursus ir jų naudojimą. Gaila, kai važiuoji per mišką ir matai prigriuvusių ten medžių ir dabar tiek, na aš manau, apie 1,5 milijonų kubinių metrų mes kas metai supūdom tikriausiai, gal milijoną, tai tikrai, tai didžiuliai pinigai. Tai va, tai Algis jau suskaičiavęs yra. Tai iš tiesų, kvailystė yra, ką mes darom, bet keletas tokių lyguistai mąstančių žmonių, lyguistai mylinčių tą mišką, sudaro politiką ir organizuoja dabar per tos socialinius tinklus labai lengva padaryti kažkokią tai, paniką sukelti kažkokius tokius, protestus ir taip toliau, bet, ką darysi, reikia vis tiek racionaliai protingai suklaidinti žmogų irgi labai nesunku, kadangi tas miestį gyvenantis žmogus, aišku, jis nežino, kas ten Labanore ar kitur, kas ten dedas, o čia jautrus dalykas, tai iš tai manipuliuojant žmonių jausmais, padarom kartais tokia kvaila politika ir kenkiant patys savo. Na, nepaisant to, džiaugiuosi jūsų veikla, jumis sveikinu, esu jūsų bendražygis, bendramintis, viena su jumis ir labiausiai tai sveikinu visus nugalėtojus šių metų konkurso, kadangi esu pats buvęs laureatų kažkada prieš keletą metų to konkurso, tai ką sveikinu visus laimėtojus, sėkmės jūsų jums tvarkytis miškuose asmeninės laimės, gerų metų švenčių ir gražios jums veiklos toliau. Mes su jumis nesisveikinam, jūs pažadėjot, kad vis dėlto dar ir ne tik padalyvausit ir palabinsit kiekvieną nugalėtoją šių metų konkurso, mes, Viktorai, jums tada vėliau šiek tiek, kadangi neišvykstat, tą eglutę kalėdinę įteiksim. Ačiū jums labai. Ir nors mes, kad užtvirtint tai, ką girdėjot iš vis tik tai valdančiosios partijos pačių svarbiausių politikų, pirmininko pavaduotojų, vienas iš finansų, kitas iš kaimo reikalų komiteto. Mes tik tai tikimės, kad pavasario sesijos pradžioj tą nelemtą mokesčių klausimą galų gale išspręsit, nes 2 metai jau galų gale jau praėjo, kuomet priimant valstybėje pačius svarbiausius sprendimus.